17 metų RX 350 F Sportas, 3,5 varikliukas, visi 4 varomi ratai, balta spalva, 125 000 mylių nuvažiuota, parsiduoda draudimo ir sausio 15 bus aukcionas. O parodysiu jos pažeidimus. Pagrindinis yra į priekinę dalį, bet pradedam nuo pradžių. Rankenėlė yra praardyta, bet yra daug detalių visokių pridėta. Durys yra įlenktos, rankenėlės nėra, veidrodėlis, šitos durys irgi, kaip matot, yra visa družė tokia nuėjus. Stiklas yra sveikas, panorama, matau, yra sveika, trūksta sparno, kapotas, balkis, lonžeronai, radiatoriai, viskas yra vietoj, niekas nėra pažeista. Lempos trūksta, bet gal yra bagažiniai, gal jinai sveika, nežinau, galėsiu pažiūrėti. Šita lempa yra tvarkinga. Tai va, čia taip, kapotas, matau, irgi susigarbanavę šitoje vietoj. Šičia irgi. Taip, parduoda draudimo, kaip sakiau, o jos yra loto numeriukas, galite pasižiūrėti. Ant durų toliau einam. Čia yra duobutė, čia yra duobutė. Čia pabraižyta lengvai. Veidrodėlis yra sveikas, langai yra sveiki. Raudonas salonas, šiek tiek oda jau pasitrynusi yra. Nu, čia greičiausiai dėl Floridos saulės, kuri būna vasarą, tai labai spygina, žinokit, ir odos raitosi. Šičia oda tvarkinga, sėdynė šildomas, šaldomas. Jį kūrėsi ir važiuoja. Čia, matot, yra tų dalių, chromas nuo durų. Ant durų apdailos yra, bet čia yra pilna pridėta ir apdailų. Ant grotelės matau, pažiūrėti, kies lempa ar yra. Užvesti turbūt, šiaip kūrėsi ir važiuoja, yra video užvestos mašinos, bet mašina pati nesiveda, nežinau, ar akumuliatorius nusėdęs ar kas. Taip, žiūrim toliau. Ant bamperio šiek tiek irgi pabraižymai yra, bet kaip žinote, RX yra labai kokybiška mašina ir praktiškai neužmušama. Veidrodėlis yra sveikas, tai reikia nudažyti. Lempa ten yra, aš pažiūrėsiu po to lempą, ar jinai sveika ar ne. Nėra masės, negaliu bagažinės atidaryti. Čia atrodo viskas tvarkingai.